Gerą vakarą mūsų kanalo Evangelija be cenzūros žiūrovai. Kviečiame jūs vėl į mūsų studiją. Ramūnas, Arvydas ir Rolandas, sveiki brangieji. Kviečiame vėl jungtis. Pratęsti šitą kelionę Biblijos puslapiais. Kartais mūsų kelionės būna ne visai laik tokios lengvos, bet mes turime tą iššūkį priėmę ir dalinamės su jumis be cenzūros, su cenzūriniais žodžiais. Dažniausiai mūsų cenzūriniai žodžiai, kurie galbūt neįprastai klausosi, neįprastai galbūt jie iš karto eina į ausį, ką mes čia aptarinėjom kartu, bet mes tikimės, kad jūs iš to gaunat kažkokį racionalų grūdą. Jeigu yra klausimas, tai mūsų su Rolandu tikslas yra pasiektas. Klausimas, jis visada atveda į atsakymą. Taip, jeigu jums kyla klausimai, tai jau yra gerai. Ir mes su Rolandu šokiravom praeitoj laidoj, pasakėm, jokių įstatymų mums nereikia ir mes čia laisvi, pasileidę plaukus, bet vis dėlto, mes esame, Rolandai, aš galiu pasakyti, mes išmintingi. Aš pasigirsiu. Arba mes nutarėme susiorganizuoti savo įsakymą. Ir mes atradome su Rolandu, kad yra vis dėlto tie įsakymai, bet jie visiškai kardinaliai keičiasi nuo tų mums išmoktų, mintinai žinomų, įprastų. Jono Evangelija jinai tiesiog šmaižuoja įsakymais, nutarimais, priverstinai tiesiog mums įsako mylėti artimą. Ir netgi vienas iš įsakymų yra amžino gyvenimo troškimas, arba jo dovanojimas mums. Yra Jono Evangelijai pasakyta, kad jo įsakymas yra amžinasis gyvenimas. O kadangi mes žinome, ką toliau kalba Jonas, ar ne, 17 skyriui, man atrodo, kad amžinasis gyvenimas tai yra pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir jo sūnų Jėzų Kristų. Tai yra amžinojo gyvenimo supratimas, tai reiškia, tai yra begalinis, nuolatinis, tęstinis procesas. Tai, iš tikrųjų mes šiandien kvestionuojam, kad bet aš būtinai turiu pacituoti tą patį Joną ir 13 skyriui savo Evangelijoje aprašymo. Jisai 34 eilutėje sako, aš duodu vis dėlto jums naują įsakymą. Ir mes visi sužiūrom. Ir įstatymo gerbėjai ir mėgėjai senojo pradėjo trinti rankas, tikiuosi, ir galvonova. Apsiprato, susivokė čia tie du. Žaidė du jaunuoliai. Vis dėlto yra įsakymas. Vis dėlto yra įsakymas, yra ir jis yra esminis turbūt kiekvienam žmogui, nes pats šito įsakymo šaltinis yra Dievas. Nes sako, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip ir aš jūs pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to, iš meilės, ne iš įstatymo vykdymo, ne iš savęs kontroliavimo ir ten visai kitaip išsivadavimų visokių, bet iš meilės žmonės pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą. O 17 skyriui jisai dar prideda, kad žinotumėte ir turėtumėte jėgos, kaip tai padaryti, sako, mąstykite ir pasilikite mano meilė. Mąstykite, kad esate mylimi ir kitoje vietoje sako, Dievas yra meilė. Ir aš manau, kad kiti, jeigu stebėjot mūsų praeitą laidą, jeigu kokie kategoriški, jiems turbūt jau viskas taip ir sekasi ir kad jau mes pateikėm tokią tiesą, reiškia, mes jau nesuklystam. Rolandai, tu paminėjai, kad tai yra procesas, tai yra nuolatinis darbas, bet visų pirma, kad pasiekti racionalų tą grūdą ir tą tikslą, visų pirma, mums reikia ir susitvarkyti su savo failai, su savo tą įrašų sistema, kuri vis išmeta ir tada, kaip praeitoj laidoj, uždaviau tą tokį gale kontroversišką tą žodį, tas iš mano lūpų išlėkė. Intonacija tokia. Šventasis nusidėjėlis. Ir tai iš tikrųjų duoda kaip supynės, kaip tos svarstyklės. Mes pastoviai save skaitydami raštus pagauname. Žiūrėk, aš čia išteisintas, o čia aš vėl puoliau į kažkokią, į klaidą, į kažkokį
tai, kas mane dabar nepuošia ir aš dabar bandau save, aš bandau save tada tom raštom vietom arba vizualizuoti, vis dėlto priimtina tokia yra bažnytinė forma, šventas nusidėjėlis, kuris Tai eina... visokių formų mes girdim ir dievažmogis, ir visa kita. Nu, toks kažkoks hybridas. Nu, mes nors logiškai suprantam, žmogus yra 100% arba žmogus, arba ne žmogus. Ar ne, negali būti pusė žmogaus, arba 100% žmogaus, 100% ne žmogaus. Tai yra gana keistokai atrodytų. Bet tam, kad atskirti, va, tas šventas nusidėjėlis, kaip aš galvoju, dažnai žmonės, nu, irgi pradės ir Jono laiškas mums čia mojuoti. Bet turbūt esminis dalykas, ką mes turėtume suprasti arba mąstyti apie tai, kad Kristus buvo ir yra kitos prigimties žmogus, kitokios. Kaip Adome, sako, visi nusidėjo, visa žmonija, net neprašant. Nu, gal tu tik paprašė, ne? Aš tai neprašiau, iš tikrųjų įdomu, kad nusidėtų ir man tos savo... Man toli gražu buvo tos prigimties iki tos minties, kad aš negalvoju dar apie tai, ne? Tai kažkaip va šitą vietą mes labai visi esame labai įtikėję. Va Adomas visus sujaukė, visus pasmerkė ir esame visi pasmerkime ir nuodėmė atskirti nuo Dievo. Bet mes tam pačiam tai pačioj eilutėje, tam pačiam laiške romiečiams, skaitome 5 skyrius 18 eilutė ir laiške korintiečiams. Bet per Kristų visa žmonija yra išteisinta, prikelta ir išteisinta. Ir mes galvojam, kad Kristus išvadavo tik, kažkaip tais, tik nuplovė nuodėmes mūsų. Nuplovė, bet tu vis tiek toliau esi purvinas, žinai, vėl. Tai yra, pakankamai sudėtinga mąstyti ir kai mes taip mąstom, mes matome, kad netgi krikščionis arba žmonės, kurie tiki Kristumi, jie dažnai klysta, dažnai pasielgia netinkamai ir mes tai įvardėjom kaip nuodėmę. Bet pats faktas arba pats žodis graikų kalbai nuodėmė, ar ne, ką reiškia jo prasme, nuodėmė tai nėra tas, kad tu nusidėjai prieš Dievą. Nuodėmė tai yra nepataikymas į tikslą tavo gyvenimo kelyje. Tu nepataikiai į tikslą, tu iššokai. Tai klausimas tada, Rolandai, galbūt dabar... Ar galiu nutraukti? Tu pratęsi. Tai jeigu žmogus dabar padarydamas nuodėmę prieš savo kūną arba, ne prieš Dievą, mes jau su tai atskiriam. Ar jisai dabar padarydamas tą nuodėmę, kai kurie jie bėga į vienus namus padaryti kažkokį veiksmą, kad jiem būtų tai nuplauta, atlikti kažkokią eucharistiją, kad ta nuodėmė nuo jo pateisintų jo švento nusidėjėlio tą statusą. Tai kada žmogus padaro kažkokią klaidą, ne tik mintis, bet padaro kažkokią galbūt ir sunkią nuodėmę, jisai padaro prieš Dievą, jis padaro prieš save. Galbūt aiškiau, kad būtų mes atskirtume ir tai... Tai čia turbūt svarbiausia yra įsitvirtinti vėl naujoj sandoroj, kad Dievas pasakė, aš nuploviau ir aš nebeprisiminsiu jų, aš susitaikiau, sako, eikite tai ir praneškite žmonėms, kad aš nebeįskaitau jų nuodėmės. Ar mes galime priimti šitą rašto vietą arba šitą žinią kaip mums, ar mes ją praleidžiam ir vis dėlto pas mumis dar įsišaknyjusi šitą mintis, mes iš karto argumentų gausim. Tai ką? Tai tada bėgam visi nuodėmiauti. Tada bėgam. Tai vėlgi grįšiu prie praeitoje laidoje citatos ir cituoto Jean-Jacques Rousseau, kuris pasakė, kad laisvė tai nėra daryti tai, ką tu nori. Laisvė tai yra nedaryti to, ko tu nenori. Ir čia yra laisvė. Ir šitoje vietoje, kai tik žmonės išgirsta apie malonės evangeliją ir kad įstatymų nėra, tai ką dabar visi bėkime nuodėmiauti ir daryti, sakykime, baisius dalykus, tai Paulius tai sako, tai yra vergo, vergystės mąstymas. Tik tai vergui reikia... Rolandai, aš noriu apginti, čia ne tu tai mąstai.
taip Paulius taip mąstė. Paulius taip Čiuk ne mes herezijas mes tik cituojam, mes tik diskutuojam, ką išskaitėme, tai pasakyti, jie vėl sugalvoja. Tai čia. tik tai vergui reikia įstatymo, reikia draudimų, reikia taisyklių, kuris nesugeba savęs suvaldyti arba neturi tos jėgos, kurią gali pasinaudoti, nedarydamas to, ko nenori. Apie tai eina kalba. Ir šitą prigimtį laisvojo ir teisiojo žmogaus mes paveldėm arba gavome per Kristų. Kristus yra kitos, kaip ir minėjau, prigimties žmogus. Kodėl? Nes jo tėvas, jis yra Dievas ir jisai įsodino šventą sėklą į mergelės Marijos kūną, gimdą ir kuri pagimdė naujos prigimties žmogų. Naujas kūrinys. Jame visa žmonija yra išteisinta ir yra naujos prigimties. Nepridengia, ten neta kažką mes dabar mūsų prigimtis yra teisiojo. Kaip dabar tai paprastai paaiškinti labai sudėtinga. Mes teisiosios prigimties, mes nenusidėjėliai. Bet žiūrėk, kad labiau jums būtų suprantama, apie ką mes kalbam, jūs tie, kurie tikit, jūs laikotės vienos rašto vietos, kurį jūs tiesiog, jūs pakelia. Yra tokia rašto vieta, sako, o jūs danguose pasodinti su Kristumi. Tai palaukit, jūs pasodinti, bet kada yra rašto vieta, kuri kalba, kad jūsų nuodėmės prikaltos ir buvo atleista jums, jisai nebemato jūs tokiais, mes kažkaip negalim save patikėti, nes mumise taip yra įrėžtas tas visas naratyvas švento nusidėlio, nes tai buvo patogu. Nueinu, sumoku, kažką tai pasakau, kažką tai padarau fiziniam veiksme ir man taip užskaitama, nes aš vis dėlto silpnumų turiu. Bet tada grįžti prie Seno testamento reikalavimų, kad tu turi padaryti, tu turi atnešti auką, tu turi kažką padaryti dėl nuodėmės, bet raštas aiškiai sako, kad Kristus kartą visiems laikams buvo atėjęs, jisai praliejo kraują, Kristuje prigimtis žmonijos pakeista ir jis daugiau nežengs. Kitu atveju reikia vėl pralieti kraują. Jeigu reikia dar nuodėmėm atleidimo, tada turi būti kraujo praleidimas. Čia vėl analogija. Aš manau, kad Rolandai atėjo laikas ir mes jau antrą laidą taip drąsiai kartuojam, kad aš manau, kad mums reikia vėl išgirsti gerąją žinią, tą Evangeliją, kokią galbūt mes patikėjom, kada įtikėjom. Nes apaštalas Paulius visuose laiškuose, ten kažkur tai mininėt, grįždamas, sako, jis vėl primindavo, į ką mes sudėjom savo viltis. Kodėl jūs tenai vėl tas filosofijas visas jūs taikot savo bažnytiniam gyvenime, savo asmeniniam gyvenime, kada tas išpažinimas jūs ir pagavo. Ir šiandien galbūt tam laikė, tam, kuriam mes gyvenam, galbūt daug yra informacijos ir mes kažkur tai palikom tos pirmosios meilės ryšius, kada mes tą žinią patikėjom. Juk mes patikėjom būtent šitą gerosios naujienos arba meilės žinią, kad tau atleista, tu išteisintas, tu gali gyventi laisvėje. Bet pradėjo lankytis bendruomenėse, bažnyčiose, mumis vėl atgal pastatė į vietą, kaip aš sakau. Vėl skrenda akmenys. Vėl mes turime kažką daryti tam, kad išsigelbėti ar būti kažkokiais kitais. Galbūt reikėtų irgi dar atskirti tos pačius momentus, kas yra išsigelbėti. Ir rašte mes čia matome, kad gelbėtis, išsigelbėti, kartą visiems laikams esame išgelbėti. Toliau gelbėtis reikia mums dėl savo, būtent šito gyvenimo būdo arba tos prigimties, kuri dar gaji mumise, kai tik mes pradedam mąstyti, būtent nusidėjėlio mintimis, kai nepradedam mąstyti, kai nemastome teisėjo mintimis. Tada mes nepataikome į tikslą ir čia jau mums reikia gelbėtis iš tų visų nesąmonių, kurias mes pridarome. Bet Dievui, tai yra procesas. Ačiū Dievui, kad... Nes mes matome, tu priminiai ir apaštalus, ir Petrą, ir Paulių, mes matome ir apaštalų darbuose, ir jų laiškuose, kad jie, kad ir puikiai suvokė šitą išgelbėjimo doktriną ir Kristaus prisikelimą Petras matė,
ir malonės patyrė Petras ypatingai iš Kristaus, nes pagal įstatymą ten buvo, jeigu kas išsižadės, tai ir aš išsižadėsiu. Kristus po prisikėlimo kažkodėl neišsižadėjo Petro ir nei vieno iš jo, kuris paliko. Ir jie buvo procese. Ir aukų aukojimą dar darė ir visi kitą. Va tai rodo, kad jie procese ir mes procese. Ir mes procese. Bet prigimtis tai kita. Ir tau dar cituodamas iš rašto galima skaityti Efeziečiam 5 skyriui, primena, kad tai procesas, kad mes nebūtume čia kažkokie super dvasiniai ir kalbam jums tokius nesuprantamus dalykus. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai. Reiškia, aš turiu suvokti, aš turiu prisiminti savo, atnaujinti savo sistemą tą atminties, savo pasąmoniai, kas aš esu, nes kartais turbūt laikas yra... Prisiminkite, kas jūs esate Kristuje. Nes dvasios vaisius reiškiasi visokeriopų gerumų, teisumų ir tiesa. Ištirdami, kas patinka viešpačiui, reiškia, mes turime būti tam procese, mes neturime būti angažuoti ir pasakyti, aš toks ir man nesiseka. Taip, ir ne vienoje laidoje mes sakėm, kad ne iš karto ir mums kažkas tai pavyksta, bet tam, kad mes pradėtume mąstyti ir matyti reiškinius šitam laike, kada mes sakom, laikas įdomus tame, kad jis atsiveria. Jisai, Rolandai, atsiveria ne tik tai apie tai, ką mes kalbam, apie tokius dvasinius dalykus, bet vieną kartą mes to kalbėjom ir tu labai gerai pailiustravai, kad netgi ir pasaulis, kokie be reiškiniai vyktų, jis atsinaujina, supratimai, kokie be būtų galbūt mums jie primetami ir pas mums galbūt tą vadinamą iškyla tiek krikščionys ir nekrikščionys, tą vadinamą tų visų hipotezių arba šiuolaikinių pokyčių pasaulyje, tos vadinamos sąmokslo teorijos, bet juose mes galim vis tiek išvelgti procesus, kurie yra skirti žmogui, kad žmonės pasielgia ne visada teisingai, taip, bet jeigu pažiūrėti, ir mes laikstum raginam, pasižiūrėkim 100 metų, 200, 300 metų viduramžius, pasinagrinėkite, juk ten krikščionys tą pat skaitė, bet koks buvo amžius ir kas vyko tais laikais. Šiandienai mes galim sielvartauti, kad lyg tai mes kažko tai esam stokojantis. Bet ne vieną raštą vietą mus ragina visų pirma žiūrėti į save, kur mes esame, mes galime iš tikrųjų ir toj laidoj ir padaryti kritikos, laviną, va tie netaip elgesi, mes nieko nenorim sukritikuoti, mes tiesiog norime pasakyti, kad galima pamatyti, kaip mums išeiti, iš kažkokių tai, galbūt papuolusių klyskelių, kurie galbūt mus ir laiko šitame suspaudime arba toj nežinioje, kada mes nebesigaudom, aš šventas ar nešventas, ar aš privalau tai daryti ar neprivalau, ar tai man nepriklauso. Ir jeigu man tai nepriklauso, galbūt man reikia tada, aš nežinau, anksčiau už tai rykščių duodavo ir į kaladę pasodindavo. Visko būdavo. Šiandien mes dalinamės ir sakom, kaip galima tai veikti. Matydami dabar visą panoramą rašto, mes ne 4 evangelijas, mes turime raštus, kuriuose spektras yra matomas visas. Ir čia buvo ir gero, ir blogo, bet tai, kas naudinga, mes galim panaudoti. Ir būtent mes laimingi, kad šitam laike pas mumis pilnas tas raštas. Mes nesam kažkur tai nugręžę akis į seną, kaip apaštalam, juk reikėjo iš Seno testamento ištraukti. Apskritai, čia tu truputį tą temą palėtei apskritai, kad pirmame amžiuje, ar ne, pirmame Kristaus amžiuje, apaštalai, jie neturėjo evangelijos, neturėjo nieko žmonės, nei laiškų, nei tų pačių Mato, Jono, Morkaus. Paskui prasidėjo po 60-50 metų po Kristaus, ar ne, pradėjo tie visi laiškai rašomi ir dėliojami. Bet ir pati šita Biblija, kas yra iš tikrųjų, kaip sakoma, biblioteka, ne, knygų rinkinys, jinai irgi neatsirado ir jie neturėjo jos kaip po tokios. O mes dabar tokie gudručiai visus laiškus ir čia va ir mes su tavim narstom ir ten bėgam ir iš ten ištraukiam ir visą kitą. Šiaip tai reikėtų skaityti kiekvieną laišką atskirai jo pačio to laiško kontekste ir bandyti
įsigilinti ir suprasti per tuometinį laikmetį, tuometinį kultūrmetį, kokia kultūra buvo ir ekonominė ir politinė situacija, ką buvo norima pasakyti. O mes labai gražiai viską traukiam po vieną eilutę ir dedam, o štai ten tą pasakė, o jūs jau tą, o žiūrėk ten tą eilutę. Ne eilutę reikia žiūrėti, reikia kontekstą žiūrėti. Ir Paulius laiškoje Filipiečiams, jisai 1 skyriui, 9 eilutė sako, ir meldžiu. Nu, ir Arvydas meldžia kartu, Ramūnas matau, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopų įžvalgumu. Ir pabaigai sako, kad pagaliau mąstytumėte apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, apie visą, kas dora ir šlovinga. Sako, darykite, ką tik iš manęs išmokote. Ir tu labai taikliai paminėjai, kad šitoje knygoje arba šitoje bibliotekoje tas naujas žodis, jis iš tikrųjų tai verčiamas, mes būnam besiblaškantis ir ištraukdami įvairias rašto vietas mes pamirštame gerosios naujienos arba Evangelijos esmę. Nes jeigu mes šito neturime, tos vyšnaitės ant torto, mes tada blaškome, mes tada norim ir vykdyti tos gerosios paliepimus. Jie liktai ir mes minėjom, kad jie yra ir geri, ir įstatymas yra geras, bet jis niekad neišlaisvina. Jis nei vieno nepadarė tobulo. Taip, jis nepadarys jo tobulo, nes taip yra. Taip apaštalas Paulius pasakė ir Kristus, sako, manyje užsibaigė visas įstatymas ir jau laidos pradžioje mes pasakėm tą apibrėžimą įsakymo. Tai mylėti, tai matyti savo artimą, pasilikti jo meilėje ir įsitvirtinti žinomume, kad esate mylimi. Jo, ir netmetami, ir jeigu mes kalbėdami iš savo su Orlandu Varpinės mes sakom, jeigu jums patogu, jeigu jums taip yra lengviau, jūs laikykite šito įsakymo. Jūs darykite sabatą, jūs darykite taip, kaip jums patogu išreikšti tą artumą su Dievu. Jeigu jums tai atneša pagadą, jūs darykite ją. Kažkokį naują žodį ištraukė. Labai retai vartojama. Jie žino, kad ateina šitoj laidoj. Nauji tokie žodžiai. Pagada tai yra senas. Man labiausiai patinka tas japoniškas žodis, nedašuto. Aš manau, kad po biškį šuta ir po biškį žodis ir nėra, po truputį toks yra lietuvių. Kad laidoj tie, kurie yra pastovus, jau sekamus trečius metus, ketvirtus, jie man atrodo, kad dašunta tai, ką mes norime pasakyti. Nes mes ir patys su tavim šuntame ir jau pašutame gerai, kad galime... Matau, kad mes jau turėtume rezimuoti, nes mes jau... mes iš tikrųjų labai trumpai, bet aš manau aiškiai, nepaneigdami, galbūt visko negalėdami taip, kaip jums suprantamai, bet aš manau aiškiai, Rolandai, mes galėjom pasakyti, kad yra tie ir įsakymai. Mes taip galvojam, kad... Yra ir tos nuorodos to laikymusi, tada ir nebūtų tos įvairovės, tada būtų vienas Rolandas, Ramūnas ir Arvydas čia kaip saloje, bet yra pilna konfesijų, yra gražios liturgijos ir jos paspalvina mūsų gyvenimą. Jeigu jums patinka, jūs tai darote, bet jeigu jūs pilni klausimų, ką jūs darote ir nesuprantate, va čia yra problema. Tada kviečiame pas mus, kviečiame į savo namus, kad susitikti, aptarti kažką tai. Ką tu ten atradai, Rolandai? Aš tik tais norėčiau priminti irgi apaštalo Paulius irgi kertinius tokius žodžius, kad meilės raiščiais būtume sujungti. Tai yra esminiai raiščiai, tai yra meilės raiščiai, vėlgi meilės tematika. O aš norėjau gal netgi laiško romiečiams pabaigti. Dabar žiūriu, kur čia mums reikėtų. Taigi galbūt 14 skyrių paimti ir tavo mintį pratęsiant, 6 eilutė sako, o tas, kuris išskiria dieną, daro tai viešpačiui. Ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos viešpačiui. Tas, kuris valgo, valgo viešpačiui. Tas, kuris nevalgo,
Nes sako, viešpačiui, nes dėkoja Dievui, o tas, kuris nevalgo, nevalgo viešpačiui ir dėkoja Dievui. Ne vienas iš mūsų negyvena savo ir ne vienas savo nemiršta. Taigi, ką norėjau pasakyti, kad viskam yra vietos ir viskam yra savas laikas. Todėl, brangieji, tiesiog pasilikite apmąstymuose, žiūrėkite, kaip jūsų gyvenimo vaisiai kokie, kaip jūs einate, ar sugebame mes kurti dangaus karalystės principus savo gyvenime, aplinkoje, ar šitie principai jie turi vietos mūsų šeimose, ar turi vietos mūsų tolimesnėje aplinkoje, nes Jėzus pasakė, medį pažinsi iš vaisiaus. Ir tada pabaigai laidos visiems mūsų šventiems nusidėjėliams vėl Žan-Žako Ruso žodžiai. Antrą savaitę mes su juo, geros mintis. Mano reikalas pasakyti tiesą, o ne priversti patikėti ją. Čia toks Gerai, čia pavadė. Čia geras toks palinkėjimas, nei mes čia jūs norime kažką tai įtikinti, nei jūs būdami kažkur tai esate kažkaip tai nublokšti nuo savo tikėjimo kelio. Viskas yra, jeigu mes judame meilėje, pagarboje, jeigu mes išlaikom šitą naratyvą savo aplinkoje, tada viskas yra mums pateisinama, viskas tai mums į naudą ir mes galime nebijoti. Ir linkėjimas... Paulius sakė, ne viskas nauda, viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Ir Paulius ne viso pabaiga. Pabaiga yra Kristus. Taip. Geroji naujiena, kuri skelbiama mūsų laidoje, te būna skelbiama ir jūsų tarpe. Geroji žinia, kad jisai prisikėlė ir prisikeldamas jisai prikėlė ir mus. Ir nukryžiavo tą šventą nusidėjėlį. Taigi, sarkatiškai galbūt baigiam tokį sarkazmą, bet linkim iš tikrųjų geros kloties, gero savaitgalio, geros nuotaikos, geros žiemos. Taip, ir gražaus savaitgalio. Sudie, brangieji. Sudie.